Šioje vaizdo pamokoje sužinosite, kaip naudotis kreditų ir paskolų produktais elektroninėje erdvėje. Šio įgūdžio dėka jūs gebėsite: 1. Atskirti skirtingas asmeninių kreditų ir paskolų rūšis. 2. Išmanyti asmeninių kreditų ir paskolų produktų ypatybes, jų naudą ir trūkumus. 3. Pasirinkti jūsų poreikius labiausiai atitinkantį finansinį produktą. 4. Suprasti pagrindinės finansinės sąvokas, įskaitant palūkanų normas, kredito balus ir paskolos sąlygas. 5. Tinkamai valdyti paskolų grąžinimą ir suprasti, kokį poveikį turimos skolos daro asmeniniams finansams. 1. Žingsnis. Asmeninių kreditų ir paskolų internetu rūšys. Pradėję tyrinėti, kokios yra galimybės gauti kreditą ar paskolą internetu, greitai suprasite, kad skaitmeninių finansinių produktų pasiūla yra didelė. Visi šie skaitmeniniai produktai yra pasiekiami internetu per mobiliasias programėlės arba finansinių įstaigų svetainės, bet viskas priklauso nuo jūsų finansinių tikslų ir poreikių. Skaitmeninė paskola išsimokėtinai iš karto suteikia jums tam tikrą pinigų sumą, kurią grąžinate dalimis per nustatytą laikotarpį. Atminkite, kad šios rūšies paskola dažniausiai naudojama didesnės vertės pirkiniams. Asmeninio kredito linija tai lanksti skolinimosi forma, kur galite skolintis tik tiek, kiek reikia, bet neviršydami jums suteiktos tam tikros maksimalios pinigų sumos nustatytos ribos. Tai puikiai tinka einamosioms išlaidoms. Palūkanas mokate tik už faktiškai panaudotą sumą. Skaitmeninės kredito kortelės veikia panašiai kaip ir įprastos kredito kortelės, tačiau jos egzistuoja skaitmeniniu formatu jūsų telefone ar kompiuteryje. Jos suteikia atnaujinamąjį kreditą, todėl galite skolintis, grąžinti ir vėl skolintis iki nustatytos ribos. Paskolos išsimokėtinai siūlo fiksuotus mokėjimus, todėl lengviau planuoti mėnesio biudžetą. Kredito linijos ir skaitmeninės kredito kortelės suteikia daugiau lankstumo, kai reikia finansinio rezervo netikėtoms išlaidoms. Be to, skolinimasis internetu leidžia greitai pasiskolinti ir nereikia vykti į banko skyrių. Norint pateikti paraišką internetu arba naudojantis programėlę, dažniausiai tereikia atlikti kelis veiksmus. 2. Žingsnis. Asmeninių kreditų ir paskolų produktų savybės, privalumai ir trūkumai. Kreditai ir paskolos internetu pasižymi keliomis esminėmis savybėmis, darančiomis įtaką skolinimuisi. Atkreipkite dėmesį, kad palūkanų norma yra pinigų skolinimo kaina, o paskolos sumos grąžinimo terminas nustato, per kiek laiko turite grąžinti paskolą. Atminkite, kad kredito limitas taikomas tokiems produktams kaip kredito linijos ir kreditinės kortelės, nustatant didžiausią skolinimosi sumą. Nepamirškite, kad fiksuoto dydžio paskola yra vienkartinė išmoka su nustatytomis pastoviomis įmokomis kiekvieną mėnesį. Tuo tarpu atnaujinamasis kreditas yra lankstesnis, nes jį galite naudoti pakartotinai, neviršydami nustatyto kredito limito. Kreditai ir paskolos internetu turi keletą privalumų. Pavyzdžiui, greitis ir patogumas. Paraišką galima pateikti naudojantis telefonu ar kompiuteriu. Taip pat lankstumas. Kredito linijos ir kredito kortelės leis padengti netikėtas išlaidas, o fiksuotos paskolos įmokos padės lengviau planuoti biudžetą. Beje, atsakingai naudodamiesi šiais produktais laikui bėgant galite susikurti teigiamą kredito istoriją. Kreditai ir paskolos internetu turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų. 1. Palūkanų išlaidos gali būti didelės, ypač trumpalaikėms paskoloms arba paskolų gavėjams, kurių kredito reitingai yra žemi. Svarbu žinoti, kad daugelis paslaugų turi papildomų mokesčių, tokių kaip delspinigiai ar metiniai mokesčiai. Kita svarbi pastaba, naudojantis atnaujinamuoju kreditu, pavyzdžiui kredito kortelėmis, kyla didesnė rizika įklimpti į skolas, nes išleidus daugiau nei galima grąžinti, gali atsirasti finansinių sunkumų. Be to, nuolat turint didelę skolą, blogėja jūsų kredito balas, o tai gali apsunkinti galimybę skolintis ateityje. 3. Žingsnis. Kaip pasirinkti tinkamiausią finansinį produktą? Siekiant užtikrinti teisingą finansavimo pasirinkimą, svarbu palyginti jus dominančių produktų kelis variantus, palūkanų normas, grąžinimo galimybės ir lankstumą.
Verta dar kartą paminėti, kad paskola įsimokėtinai idealiai tinka didelėms vienkartinėms išlaidoms, pavyzdžiui, perkant automobilį. Atminkite, kad kredito linija tinka nuolatinėms arba lanksčioms išlaidoms, pavyzdžiui, būsto remontui padengti. Kaip aptarta anksčiau, kredito kortelę geriausia naudoti kasdieniams pirkiniams, pavyzdžiui, maisto produktams ar nedidelėms mėnesinėms išlaidoms. Pavyzdžiui, jūsų tikslas yra nusipirkti automobilį. Asmeninė paskola įsimokėtinai atrodo tinkamiausias pasirinkimas, nes jis suteikia vienkartinę sumą iš anksto, o jūs galite ją grąžinti fiksuotomis mėnesinėmis įmokomis, kurios yra suderintos su jūsų pajamomis. Venkite naudotis kredito liniją ar kredito kortelę, kadangi šios finansinės priemonės gali paskatinti perteklinės išlaidas ir neplanuotą skolų kaupimąsi. 4. žingsnis. Pagrindinių finansinių sąvokų aiškinimas. Palūkanų normos, kredito reitingai ir paskolos sąlygos. Norint pilnai suprasti savo finansinius įsipareigojimus, svarbu išmanyti pagrindinės finansinės sąvokas. Palūkanų normos, kredito reitingai ir paskolos sąlygos yra esminiai veiksniai, lemiantys bet kurios paskolos ar kredito produkto kainą ir sąlygas. Palūkanų norma – tai skolinimosi kaina išreikšta procentais. Fiksuotos palūkanų normos išlieka pastovios, todėl įmokos yra nuspėjamos, o kintamos palūkanų normos laikui bėgant svyruoja, dėl to įmokos gali didėti arba mažėti. Kredito reitingas – tai skaitmeninis įvertinimas, rodantis, kiek esate patikimas ir atsakingas skolininkas. Aukštesnis kredito reitingas gali padėti gauti mažesnės palūkanų normas ir geresnės paskolos sąlygas, o žemesnis reitingas gali lemti didesnės išlaidas arba sunkumus gaunant paskolą. Atminkite, kad paskolos sąlygos apibrėžia svarbias paskolos detalės, tokias kaip grąžinimo laikotarpis, tai laikas, per kurį paskola turi būti sugrąžinta. Taip pat mėnesinė įmoka – tai fiksuota suma, mokama kiekvieną mėnesį. 5. žingsnis. Paskolos grąžinimo valdymas. Kai paskola patvirtinama, jūs prisiimate atsakomybę už paskolos grąžinimą. Štai keli patarimai, kaip tvarkyti su paskolos grąžinimu. Pirmiausia, reguliarius mokėjimus vykdykite automatiškai, naudodamiesi skaitmeninę sistemą. Tokiu būdu kiekviena įmoka bus atlikta laiku, išvengsite delspinigių ir išlaikysite gerą kredito reitingą. Be to, įtraukite paskolos įmokas į savo biudžetą kaip pastovias išlaidas. Tai padės išvengti perteklinių išlaidų nebūtinoms prekėms. Svarbu suprasti, kad laiku vykdydami finansinius įsipareigojimus išvengsite delspinigių ir pagerinsite savo kredito istoriją. Gerai apgalvotas paskolos grąžinimo planas padės išlaikyti finansinį stabilumą. Sėkmės naudojantis kreditų ir paskolų produktais elektroninėje erdvėje.